Mitas griaunantis moterį. Yra vienas pavojingas mitas, kuris tyliai griauna moteris. Jis sako, jei tu pasikeisi, jis irgi pasikeis. Jei tapsi tobula, mylinti, kantri, supratinga, jims tave vertinti, keistis ir augti. Bet tai tik iliuzija. Šimtai seminarų, 10 psichologų, 1000 išlietų ašarų. Jis stengiasi visa širdimi, o jis stovi vietoje, o dažnai dar labiau tolsta, šaiposi, žemina, atima paskutinės jėgas. Ir vis dėlto ji tiki, gal dar truputį, gal dar vienas mokymas, dar viena knyga. Tik problema ne joje ir niekada nebuvo joje. Jis atėjo ne tam, kad būti tavo laimė, jis atėjo tam, kad pažadintų tave, kad priverstų išdrįsti pažvelgti į save be rožinių akinių, kad pamatytum, niekas kitas tavęs neišgelbės, išskyrus tave pačią. Matricai nereikia sąmoningų, jai reikia miegančių, tų, kurie metų metus ieško atsakymų išorėje ir maitina sistemą savo laiku, pinigais ir gyvenimu. 115 mokymų, gal dar 10. Ar kada nors sustosi ir išgirsi save? Tu esi stipri jau dabar, nereikia tapti tobula, reikia tik pabusti. Ir kai pabusi, niekada nenusileisti ten, kur tave vertė gyventi svetimos iliuzijos. Pabusk, tau to užteks. Jei ši žinutė palietė tavo širdį, pasilik su manimi. Aš tau dar labai praversiu.